Šį kartą mes vos nesudegėm, literaliai. Sveiki, čia Krežasys ir šiandieną mes kepsim zefyrus, bandysime iš V8 išspausti 8000 apsukų ir apdovanosim Pakabuko laimėtoją, kuris yra... Pakabuko atsiėmimas vyksta Instagrame, todėl kontaktuokit ir atsiimkit. O šio epizodo klausimas, su kokiamis mašinomis mes su Aleksu važiuosim į Driftiškes, į BetSafe Drift Matsuri balandžio 26 dieną. Rašykit spėjimus komentaruose, o kas jau matėt podcastą, tikriausiai pakankamai lengvai atsakysit. Sandėlio konkurso nepamiršau, laimėtojai bus išrinkti ir paskelbti Instagrame. O dabar pradėkime epizodą nuo to, kad mums reikia skremuliuką pamažinti ir būstą pakelti ant pačio kompresoriaus, todėl lekiam į Wheelspotą. Šitas plasmasinis, jis turėtų atsparesnis būti. Jo, jis atsparesnis. O dar daryti tą kitą pusę ir... Su šito jau čia darysiu. Ir manedam. Viškai, žiūrėk, nenori purkšti dėl to? Gerai, neapsimoka. Jau geriau, dar reikia pamažinti. Ne, man atrodo geriau valdavo, nes dar kažkas mes laiko neturim. Pasko, ką dabar darai, kad užsikurtų mašiną? Jei tiesiog slėgį mažinu, nes sistema našesnė pasidarė ir tiesiog per daug pumpuoja. Reikia tiesiog paprašyti valdą, kad pakoreguotų mechą ir tiek žinių, tai jaučiu taip padarys. Tai reikia dabar karočią padaryti 3,5 baro, junk išjung degimą. Dar. Reikia pabandyti tada įrašyti logą. O, sakė, sukit. Tai dabar valdas vėl, eilinį kartą nuotoliu žiūri, kas per reikalai, kaip kas. Turėtumėm kažkaip užkurti šiandien automobilį, nes mes rytoj jau turim važiuoti mapintis, tai daug laiko neturim. Tai dabar yra jau apie 8 dienas vakaro ir mes rytoj turim žodžiu išvažiuoti. Nu, bet nieko, užkursim mašiną, viskas bus, manau, gerai ir jokių problemų nebus. Pas tai dar optimizmo yra gyvenime. Gerai, dabar pasuk. Klausia, ar full throttle nebandėt? Bandėm, nieko nepadėjo. Ir dalinai, ir full, ir ten taip ir... Brake linerą turit? Bet jisai nepadėjo, nes purškė. Tai jis ateina per šoną grįžtamas, o jau per apačią eina į baką. Į baką grįžta? Jo, per apačią į baką grįžta. Nu, aš net dabar buvau nuėmęs tiesiog, kad pasižiūrėtų, ar tą pusę padaviau, žinai, kurą. Šlapios, žvakės, visiškai permirkusius. Sakyk, šlaputėlės. Pasakykam, kad 16 žvakį neištraukinėsiu. Nu, bet jei šlapios, tai all clear, dėl ko? Fenai statybinį turi, tai sukat lauk. Eik, tu Parašė, nepadės šiaip be kuros per daug šlapios. Aš jau geriau pabandysiu, nei... Parašė, aš buvau pripylęs kuro manual atidarinėdamas purštukus, tai dėl to tikriausiai užsikūrė. Parašė daug brake liner. Gesituvą pamašinį. Pažiūrėsim, kai... Nesuks 16 žvakį, net nežiūrėk. Bandom dar. Paklausė, padirba ir gesta? Negali pavadinti to padirba. Parašė, nu tai kuro neturit. Nu tai keliam slėgį. Dar. Tai kadangi pasikeitė visa kuro sistema, dabar principas, kiek ir kaip mes tą kurą gaunam, truputį pasikeitė, tai yra dabar niuansų, kuriuose reikia išspręsti. Tai dabar kuro slėgį truputį keliam, žiūrim, kad pas mus nėra kuro. Tuoj atsiras. Ir būtent čia aš turėjau paklausyti nuojautos ir atsinaujinti gesintuvus,
ir pasipylėti jų daugiau. Realiai gal net reikėjo prisigriebti visą komplektuką su liemenė, normaliai pasidėti į mašiną, kad būtų tikrai ramu. O būtent Rodo LT šiuo metu vyksta įvairios akcijos automobilių dalim. Įvairaus tipo žvakiam, stabdžių diskam, kaladėliam, tepalam, filtram, daugam. Kažkas netiko, kažkas nepatiko, turi 30 dienų grąžinti detalės. Ir už siuntimą nieko nereikia mokėti, jeigu naudoji kodą krepšys 25 ir krepšelį sumeti virš 50 eurų. Todėl pasirūpink viskom į priekį, pirk pigiau iš trodo.lt. Turint omenyje praeito epizodo nesąmonės, kurios vyko būtent su šitu automobiliu, tai aš galėtų tai pasakyti, mes pagaliau pas Valdą Klaipėdoj. Valio. Čia po kapoto pas mumis, kaip ir minėjom, yra, tiksliau, nėra kompresoriaus. Šitas variantas yra tik su velenukais. Gali, Aleksai, papasakot, kom čia kas skiriasi? Tiesiog velenukai įdėti ir viskas, man reikia pasižiūrėti, kiek su velenukai. Energijos. Aš nenoriu matyti šito inžinbėjaus, aš jį 3,5 mėnesio mačiau ir jis man kėlė tik skausmą, todėl... Uždarom. O tai kiek planuojam sukti? Žiūrėsim, kiek suksis ten, tiek ir suksim viskas. Praeitą sezoną sukom 7,2. Dabar, kadangi yra velenai, tai pažiūrėsim. Kaip Valdas sakė, realiai 9. Kaip nuspręsi, taip ir bus. Bičiui buvo pasakyta, ten buvo nebaigta programinė, jam buvo pasakyta, kad gali apvažiuoti aplink dirbtuves tik tai ratą. Jis pagazavo. Ir tipo, ten susitvarkyti nesąmonės, o jisai švarė į Trefkės Kėdainis. Taip jam ir baigės. Tai jo, jeigu jūsų mašinos sumapino iki galo, tai nereiktų važiuoti į treniruotę, nes jeigu automobilis priima gazą, gazuojasi, viskas atrodo su jo ok, tai be mapo tai nėra visai tas pats automobilis ir nebūtinai turi ribotuvą, bet tikrai variklį tiesiog suktelt iki nežinios, pasibaigs blogai. O tai paminė, kiek praeitą kartą atsukom? 326, man atrodo. Ai, tavo atmo šis suktas buvo, nebuvo. Taigi Valdas tiesiog pakoregavo mapą ir tu važiavai. Ai, jo, tiksliai. Aš jau sakiau pasimtą triperį, nes aš jau nebegaliu šį padėksiu savo gražią. Tada išsivežė. Ir tada netyčia suradau, kas seka. Nieks nežiūrėjo, aš plintas mūsuktas ar ne. Karoči. Čia tiek įsivėlimo buvo šitam triperyje, kad aš... Mes turėjom jau sausį senai būt pas tave, bet... Ta, gerai, kur įsirbimas? Čia, Ne, taip neveiks. Jeigu jis ieško tarklių, tai reikia, kad įsirbimas, bet čia baigtas. Aš tai spėjau visą, dabar ten. Perfekto. Nebėra kas slėpt, kadangi jie trumpalaikė, tai ne chaltūra. Kas buvo? Vakuumas įsirbime buvo visą laiką. Nesusirbė tą. Ai, susirbė tą. Jo, mes nuėmėm dabar. Ai, supratau. netgi 208. Wow. Čia jau daugiau negu buvo standartinė. Tiesiog, važiuojam namo. Tu dar paladą, tavo mašiną sumapinsiu. Skubais. Tą metalinį vamzdį, nes čia kaista oras tiesiog ir kiekvieno sukimo mažiau vis. Tai jeigu ką įrankių dėžė, jeigu kokios zateškės reikia. Jau tokia šitą motorų yra. Ja. Dažniausiai tai būna, kai galas nulinksta kreivas. Kas įvyko? Variklį keisi, kas? Tai?
Šiaip nekvepia tiesiog sankava kokia nors. Žinai, kas dar gali būti, dar gali būti supatas toks iš linijos. Nu, pažiūrėk ten ranką, tiesiog. Jo, albona. Nu, pabandyk spustel. Kodėl užstrigo galiniai supratai, grįžtam atgal, nes aš padariau truputį kvailą klaidą. Šiuo metu abu cilindriukai išardyti, tai turim priekinių stabdžių cilindriuką ir galinių stabdžių cilindriuką. Jie truputį skiriasi, nes vienas yra 0,625, kitas yra 0,7. 0,7 visiškai numirė, mes turim gumytę, kurią jau dabar pakeitėm, jinai realiai pasilydė, visokie jauduliai atsirado, tai žodžiu, gyvenimas pasibaigė. Lygiai taip pat ir šita gumytė. Jos gabaliukas išlūžęs, tai žodžiu jo. Gumytės pakeisim, tai radom rem komplektą, tai gumytės pasikeičia, kaip ir viskas ok vienam cilindriukė. Kito cilindriuko gumytės kaip ir gyvos, tai mes visus cilindriukus dabar planuojame išsiardyti, persitepti, pasitikrinti, ar tikrai su jais viskas yra ok. Lygiai taip pat ir su sankabos, tai dabar truputį jau išradžiau pedal boxą ir ką mes čia veiksim. Šitoj vietoj turim problemytę, nes pas mumis šitie goliukai jau truputį paseno, jos laikas pakeisti, po 4 metų pasidavė. Tai pakeisim goliukus, tada išsiaiškinsim, kaip tvarkingai sureguliuoti viską, nes pasirodos mes truputį buvom sumaišę cilindriukus. Pradinė mano idėja buvo ant galo dėti 0,7 cilindriuką ant galinių stabdžių, o ant priekinį 0,625, bet pasirodos visą laiką buvau sumaišęs stabdžius. Tuos cilindriukus ir gavosi, kad truputį turėjau realiai tokių problemų, nes visą laiką reikėjo iš reguliacijos maksimumą išsukti, kad kuo labiau stabdytų priekis, bet lygiai tą šitą reikalą taip pat sprendžia ir šitas dalykas, ko visą laiką trūko šitam automobilėje, tai prie pedal boxo, prie balansyro dar atskirą stabdžių reguliaciją pasidaryti. Šitas daiktas tiesiog padės kokybiškiau ir po ranka turėti reguliaciją, kiek noriu į priekį perduoti stabdymo jėgos ir į galą. Drifte tai yra reikalingas dalykas, nes mums realiai netiek daug reikia, kad stabdytų galą. Mano planas yra išsiimti sėdynę, pasiruošti visą darbo vietą, nes reikia ir tą cilindriuką išsiimti, reikia kažkur sugalvoti vietą, kur šitą įdėsim, kad būtų patogu reguliuoti, surasti vietą, kur šitą dėsim. Jeigu dar reikia užuominų, tai ne cilindriukus perrinkinėdamas padariau klaidą, o padariau klaidą pajungdamas stabdžių reguliatorių. Realiai gėda tai pripažint, reguliatorius statosi prieš rankinį, o aš net čia sumaišiau kontūrus ir pastačiau po. Gavom galiukus, dabar tos galiukus gal supresuosim, easy, be jokių nesąmonių. Šį kartą pabandysiu supilti EMSO stabdžių skystį, bet dėl laiko stokos net ir stabdžių nespėjom norint. Nes stabdžių geriau valymą. Tai čia reiškia, kad daugiau negalima sukti? Nu, reikia 11 pabandyt. Ne, galim pabandyti sukelt daugiau. Kiek dabar 7,5, ne? Jo. Tai davai 7,8. Kiek tepalo temperatūra, nes kulerio tai nėra apšiai jokio. 110. Kaista ta prasme, kaista. Jo, tai dėl to ir jisai Jo. Šiaip padeda nelaikyti stabdžių. Tas jaučiu. Per dėmą mes jau nurašėm visą. Dabar jisai rieda, nu, palei, o ten buvo sustodavo. Pajudėt kažkaip. Aš galvoju, jis taip pasikratydavo. Šitam kanale yra tendencija, bet ką darom, aš tik girdžiu, kad čia viskas blogai, čia viskas. Čia tai sprogs motoras. Bet dabar, kadangi skubėjom į Dino kaip visą laiką, tai aš stabdžius truputį blogai pajungiau žodžių reguliatorių. Ir dabar tai sukėlė tokias problemas, kad diskai pamėlynavę. Aišku, dabar jau turėtų biškį atauštie, bet žodžiu visą laiką, tai yra pirmus kelis Dino ranus, mums stabdė tiesiog galinis stabdis. Atsukome tik tai 300 į ratus. Mes jau su Aleksu panikavom, kad čia visiška tragedija. Nu, tavęs, kaip tragedija? Blogai buvo. Nu, blogai buvo. Literaliai dabar suka 7,5, tai vis dar flat. Tai galim sukti dabar 7,8 pabandysim, ataušinsim dalyvo ir žiūrėsim, ar išmeš stiklį ar ne. Nes netyčia gavosi taip, kad dabar tepalo aušintuvo šitoj konfiguracijai nėra. Faktas, kad reikia. Tai dabar truputį pakaista tepalas, tai dabar palaukiam, kol tepalas nusiaušins ir sukterim. Bet net ir dabar skaičiai yra realiai kosminiai. Tiesiog normalų skaičiai.
Ką reiškia normalūs skaičiai? Čia yra geri skaičiai. Iš tokio šūdo? Kai Valdas sakė, iš tokio šūdo čia yra geri skaičiai. Turint omenyje, kad prieš tai buvo, kalbėsiu skaičiais, tai va čia buvo prieš tai pas Aleksą 326 arklių ir 460 newtonų, čia kalbu į veleną. O dabar surašysiu, kiek dabar gavosi, nu, truputį daugiau. Pala. 7, 8. Aš buvau 8 pasistatęs ir žiūriu sūkius, tipo, kada, žinai, nu, išgirsiu kažką iš motoro, bet ne, tiesiog užsiperdė. Spėju, kad, kaip pasakyti, nespėjo grįžti vožtas. Ai, o taip. Jo. Čia normalios proklis. Aha. Dvigubos, nu... Čia 8 arklių, čia vėliau užmetė. 8. Nu, 8 su išmetimu. 8 čia į ratus. Čia da... Čia yra Elvino, jeigu neklystu, vaškė, tai jinai atsuko 2.7 į ratus. Čia, jeigu neklystu, artistoko turėtų būti 5 litras. Ir su velenėliais mes turim 3,6 į ratus. Tai skirtumas yra 35, nu tai 80 į ratus arklių daugiau. Experiment, great success. Komentarai kaip? Ką žinau, nu, vien kreivė matosi, kad motoras turėtų būti labai malonus važiuoti. Ne, šiai buvo 3.5, gal Valdas negražiausiai. Stokas realiai kiek čia sukosi po kažkur gauna apie 6 kažkiek? 6,2. 2, jo. O čia dabar 7,5. Ir tas garsas. Žiauriai gerai. Iš tikrųjų net nesitikėjau, kad tiek arklių atsuksim. Iš esmės porą buvo vietų, kur aš jau galvojau, kad tikrai kažkas, bet ne kaip nekeista. O kas buvo, kai mes pabandėm pasuktis 8? Arba valflautas jau atsirado, nu čia kai vožtuvai nespėjo užsidaryti. Arba hidrikai baigė, nes tiesiog reikės oblikti. Tai čia kas gaunasi į Alkūnę virš 400 arklių? Jo, 400. 400 Alkūnė. Tai gal neblogai. Lygiant šitos pačios vaškės keliauja vėl atgal kompresorius ir tada žiūrėsim, ką toliau suksim. O dabar jau tikriausiai krausim Alekso automobilį čia. Aleksas dabar suks be velenėlių, nu kaip, su velenėliais AMG, bet ne su šitais, kurie šitoj mašinai. Su tais velenėliais pažiūrėsim jau su kompresorium. Kokie skaičiai kvepia šį sezoną. Šitam variklėje pasirodos, kad gal netyčia dar ir daugiau išeis išspaust, bet žiūrėsim ant kiek daugiau. Tai šiuo metu kažkokios reguliacijos trūksta. Čia dabar kliavai, ką tu darai, o jos daug reikia nebėra. Tai važiuoju prigriepsiu vakuumo šlangutės ir trišakį ir tada grįšiu atgal pas Kamutą ir Aleksas ten jau dasibaigs visus darbus. Jo, šiaip nustebau skaičiais, ta prasme 3,50 į ratus, kai stokė 2,80 į ratus, tai čia yra 8 arklių prieaugis. Tikrai nice, nu labai nice, labai nice. Reikiamų detalių prigrėbiau, bet aš gaunu skambutį ir Aleksas sako, kad užsidegė mašiną. Važiuojam pažiūrėt. Degė mašiną, turiu lepsa. Labai blogai? Bet dar viskas bus gerai, bet... Nu, nesudegiant, tai labai gerai. Tai čia dėl to ir imi šitas detalės? Ne, čia dar patobulinti, bet... Čia išstūmė O-ringą iš TEV kuro filtro per etanolis ant koliko. Eik. Tai O tai parūkams kaip užgesinot? Nu, tai gesintuvu. Čia biški buvo. Palik vieną, blemba. Gerai, kad pasigėsintuvas veikiant. Pasiemėt daug gesintuvo į mūk neveikia, kad ištraukti reikia. Reakcijos nebuvo. Aš dabar bijau sakyti, kad niekad nepučia. Nes kad nepus. Kaip jis sakė, nėrkos tiesiog, viskas visą laiką. Kas blogai prasideda, vis tiek gerai baigės. Kodėl sąjungos nebeliko? Kyšio yra, žinau. Ai, tai tada nežinau, kas nutiko. Dega. Ko jis tai pučia per alsuoklį, kai pilt pradeda? O nebus tas, kad tepalo perpilta kažkaip, ne? Tai va
Nes dabar bus bėgo bėda. tepalas ir jis Jo, nukrito žemyn. Dabar jis vėl norės užsidegti. Kiek užkrauti? 9-6 procentų. Čia nelabai užtenka, bet tarkim. 9-6 čia purštukai? Tai jo jau. Ta prasme per vieną raną iš 1,5 litro kokį. Ne, galvoju, į sienės dažus kiek pigmento dėjau. Iki sienos nedėjo. Nu dabar jau emocijų yra. Daugiau? Man tai jau visiškai, aš namo noriu važiuoti. Man prieš valandą gėda, nes kai mes patrauksim mašiną, apačia kas daros. Oi. Tu nežinau, Prieš, kai bandėm sukti 8 gabalus, aš atėjau savo mašinai padariau ir nesprogo, tai va. Mums problema, kad mums reikia tada dvigubai 8-16 purštukų didesnių. Kūras baigė? Pusę bakų nesu... What the f***? Kas šiandien? Dar, Aleksai. Tai mano tai jau baigis. Tai greičiau ieško kito, ten dega dar. Griauk reikia. Pačiam kampe. Bet per visą inžinėjau taifą. Jo, nes atrodo, kad tipo etanolis visur atsirado. Ne, čia buvo kūras, 100% kūras. Va čia atsirado ugnis, jo. Ta ugnis, žinai, tokia karšta, o tu grinai tokia etanolinė. Nes jinai ne ten buvo, jinai va tai va, atrodo. Okay. Nu, aš mačiau, kad per visą plotą. Ir degė light, nu, tipo, kaip etanolis dega, nu, tipo. Nu, karoč. Tau reikia iš tikrųjų jį kuo greičiau nusiplauti, nes jisai net į dažus įsigeria, įsigriaužia. Okay. Ai, tai jaučiu namais irgi reikia nusivalyti. Situacija geltona, situacija ne per geriausia, nes šitas daiktas viską ėda ir jį reikia kuo greičiau nuplaut, tai dabar bandysim kuo greičiau viską nuplaut. Oficialiai diena po ir mūsų zefiriukas yra dabar truputį prisvilęs, tai pasižiūrėkime, kas po dienos stendo prisvilo, ant kiek prisvilo. Ja, tikriausiai šiandieną jau diagnozuosim, kas konkrečiai įvyko. Noriu bendrai apsižiūrėti, kiek turime damage'o po 3 užsidegimų ir kaip visi žinom, etanolis yra toks dalykas. Jis, jeigu kažkur užsidegė, jį užgesinti yra daug reikalų. Ir tiesą sakant, jis prisvilino dalyko, tai tam tiesiog pasižiūrėti, ant kiek zefiras susvilo. Visas tas reikalas, visas susputos lieka, viską graužia ir kuo greičiau reikia tai nuplaut. Tai pasistengiam kuo greičiau tai nuplaut, kaip matėt. Ir tiesą sakant, net iki dabar yra vietų, kur likę to geltono daikto. Nežinau net kaip tai pavadinti, bet žodžiu, ta medžiaga, kuri iš gesintuvo išeina, net po 15 minučių plovimo. Tai kai čia va matot, būtent tas geltonas daiktas ir yra tai jo, dar turim truputį likučių, kurias reikėtų išsiplaut. Čia truputį likučių yra. O iš damage'o, ką matau, tai yra pora laidų apsivilusių. Reikės visus pertikrinti, pasižiūrėti. Kadangi bet kokie atveju degimai vykdavo iš apačios, tai mums teks čia realiai apsiardyti, pasižiūrėti viską, kiekvieną konektorių persižiūrėti, nes jokių elektros problemų mes nenorim turėti. Bet jeigu tai bendrai žiūrint, tai mums žiauriai pasisekė ir Aleksui žiauriai pasisekė. Tiksliau, Aleksui žiauriai pasisekė, nes bendrai niekas nesudegė iki visiško kosmoso. Yra tų vietų, kurios yra truputį apsvilusios, pasilydžiusios, bet nieko visiškai to, kas galėjo realiai nutikti. Čia galėjo būti daug blogiau. Todėl bent tiek gerų žinių, kad vienaip arba kitaip šitas dalykas atsikels ir
kaip jau ir su motoru, mes realiai nenuleidžiam rankų, vienaip arba kitaip, eisim taisyt. Tiesa, dabar truputį pasikeitė planai, kas po ko gausis. Buvo planas su šito automobilio atsukti skaičius ir tada jau viską daryti ne 20-tuko, bet dabar planai keičiasi, kadangi čia atsukome ne tos skaičius, kuriuos norėjom, ne tų skaičių, kuriuos tikėjomės. Mes susidurėme su purštukų problema, mes turim per mažus purštukus, čia yra 600 purštukai. Jau dabar derinamės didesnius purštukus, surinkinėsim E90-tuką, kadangi pas jį yra vėlenėliai, jie suveikia kaip nekeista, atsukom tikrai nemažus skaičius ir mums dabar reikia tą ir ištestuoti, tai maunam ant vėlenėlių kompresorių ir žiūrim, koks galutinis mūsų sezono skaičius gausis. Nes šiuo metu čia gavosi apie 520-530 arklių ir labai daug niutonų. Turim daug klausimų realiai visai siurbimo sistemai, nes naudojame stok filtradėžes, bet čia dar diskutuosim su Aleksu, į kurią pusę labiau nueisim ir kaip tai išspręsim. Gal reikės visą siurbimo sistemą pakeisti ir gamintis, bet kokiu atveju tai ir sužinosim pasidarę 90-tuką. Tai dabar, neužsikūrimo problema kaip ir išsisprendė, reikėjo pakelti barus, tai kaip ir su kuro sistema viskas aišku ir dabar reikės viską ardyti ir dubliuoti į mano automobilį. Daug dalykų dubliuosim, perdarysim tie, kurie realiai nepasiteisino, pasižiūrėsim konkrečiai dėl ko kilo gaisras ir tą irgi dalyką eliminuosim ir sutvarkysim. Ir čia vat labai patogu pasidaro, kai E90-tukas yra identiškas bildas į pirmuko, tai reiškia vienam automobilį išnaudojom ir kitam galim viską dirbti ir tiesiog nekartoti tų pačių klaidų, kaip pirmą kartą darai sistemą. Tai nenuleidžiam rankų, mes vienaip arba kitaip tai padarysim, o manau šiam epizodui tiek. Važiuojam toliau daryti prie automobilio, nes mūsų dar laukia drivetrainas, nauja dėžė iš dogbox.lt. Mes įsigijom dogboxus, papasakosim kas ten per reikalas, kiek tai mums kainavo, nes tai yra atskira sezono investicija, apie kurią pakalbėsim truputį vėliau. O dabar iš jūsų laikas ir komentaras, o profesionalų naujokai pažada nenuleisti rankų ir susimatysim Rygoje, kuri dabar jau gegužės 17 dieną, jeigu neklystu, tai laikas tiksi, judam. Iki sekančio.